bičiuliai, šitą pastatą aš jums netrukus parodysiu. Būtinai turiu parodyti, nes tai susijęs su mano knyga 500 dienų su Saudo Arabijos princu, kur aš viešėdamas Libane parašiau apie Zaha Hadid, kurią prarado Vilnius, kurią prarado Bahreinas, bet volia, kurią turi Pietų Korėja. Ir tai yra irakietė, britų pilietė Zaha Hadid ir jos Dandemun Design Center. Štai toks fantastiškas pastatas. Dar nebuvau jo viduj. Neįsivaizduoju, kas ten yra. O štai čia pastatas iš viršaus kaip atrodo. Ir bandysiu ir viduj parodyti. Čia netrukus už šio Dandemun Design centro prasideda keletas rūmų korėjietiškų. Ir tai ir yra, ką aš ir aprašęs savo knygoje. Pažinti, atsidėkoti, dalintis, nešti džiaugsmą. Tokia ir yra mano trys moto pasirinkimai. Ir štai kaip viskas susiję, ne? Aha, čia kavinė tiesiog. Aš jau ką tik buvau, kaip matėt. Labai faina. Einu į kitas dalis, praeisiu. Pažiūrėsiu. Turbūt reikės eiti nugarą į saulę, nes labai šviečia saulė. Fantastiško grožio diena. Sausio 13. Ir tyrinėju Seulą. Turiu vieną dieną vos. Apie rytoj pusdienį. Pažiūrėsim, kas yra šiame centre. Jau atkreipiu dėmesį, kad korėjiečiai Dandemun History and Culture Park Station, informacijos centras, Ullim Square. Pažiūrėsim, kas dar yra šiame centre. Nei vieno lango nėra pastate. Įspūdingas, reikia įsivaizduoti, kaip jisai atrodė prieš turbūt 30 metų, kaip suprantu. Ir tuoj pažiūrėsim, ką mes čia turim. Gidas paaiškino, štai sniego dar likę, gidas paaiškino, kad čia prekybinių centrų rajone kasdien apsiperka 2 milijonai žmonių, veikia keli prekybos centrai ir iš viso apie 20 000 skirtingų parduotuvėlių. Taip atrodo Korėja ir Seulas.
Jau atkreipiau dėmesį, bet dar atkreipiu dėmesį į tai, kaip pasipuošia žmonės iš tikrųjų. Čia dizaino parduotuvė. Beje, kas liečia rūbus, tai pastebėjau va šitie labai, šitos nešioja jaunimas, tokius laisvus, aptysusius, labai madoja. Ir labai gražiai atrodo. Šiandien iš ryto tik turėjau sudėtingą laiką, kai reikėjo nusipirkti metro bilietus. Nustebino, tik tai kešas. Turėjau ieškoti. Aha. Čia muziejus, dizaino. Bilietai, daug žmonių. Daug jaunimo. Tai turėjau ieškoti kešo, turėjau ieškoti ATM-o. Žmonės sėdi ant laiptų. Kol radau, įsikeičiau, tai užtrukau tikrai nemažai laiko, nes kitaip negalėjau nusipirkti paprasčiausią bilietą. Tai tiek iš Zaha Hadid centro, bičiuliai. Iki.